Sveiki gyvi. Nauja mano kelionė. Sveikinu su visais nuo Lietuvos ir Latvijos pasienė. Čia už to stulpo Latvija, o toj pusėje Lietuva. O čia yra Baltijos jūra, Lietuvos pajūris. Tai dabar, kaip matot, aš su kuprinė, be dviračia, eisiu pėsčiom. Žadu eiti grinai per Baltijos jūros pakrantę, per pliažą, galim sakyti. Grinai pakrantė, ne va čia kažkur, kur va čia yra kopose. Kad kopas kažkur čia per kopas, čia yra va Kuršių takas toks eina. Tai ne, grinai noriu eiti grinai pakrantę. Tai jeigu kažkur reikės nueiti, nusipirkti man kokią nors, pavyzdžiui, vandens, aišku reikės, nes daug neprisinešiuosiu su kupriniai. Taip, ta kuprinė sunkybė baisinga, sunkiai. Paskui papasakosiu, kiek sveria ir kaip man seksis. Dabar nenoriu, pats dar nežinau. Tai va, atvažiavau iki čia, iki Palangos autobusu atvažiavau, nuo Palangos iki Šventosios su kitu autobusu, o nuo Šventosios su taksi iki Būtingės terminalą. Ten, aišku, aš matau, per kamerą turbūt jaučiu, kad nesimatys, gal matysis. Tai va, ten Būtingės terminalas. Ir nuo to terminalą atpėdinau iki čia, iki grinai to pasienė. Ir dabar viskas. Dabar eisiu prie jūros ir šlifuosiu tiesiai pajūriu. Įsijungsiu Komoot programėlę, nes su dviračiu, kai važiuojant, ratai yra spidometras ir sukas jisai ir gali matyti, kiek nuvažiavęs. Ten, kad išklysti, neišklysti, programėlės gaila batareikų labai, baterijas tuos telefono, kad nesodinti. Bet čia kaip nors paaukosiu, tų powerbankus pasiėmiau. Tai įsijungsiu, pažiūrėsiu, kiek kilometrų nueisiu per dieną. Jau dabar yra be 21, tai šiandien daug nenueisiu. Pirms mies kokį daisiu, tai Šventoji. Tai iki Šventosios reikia daug gerti skysčių, gerti. Ir kad ten užsipildyti atsargas visas. Nu ką, viskas. O, lazdas būčiau palikęs. Geras. Gerai, viskas. Latvijos Respublikai sakom ate. Čia esu Latvijos dar Respublikoj, o čia jau Lietuvos Respublikoj viskas. Gerai, viskas, tada pradedu keliavimą. Ai, tai nepasakiau, kur aš nueisiu. Gers. Taigi aš dabar noriu nueiti visų pajūrių, eit. Ir iki Šventoji, kas ten tos jau, Palanga, Klaipėda, persikelti į Kuršių neriją ir iki pat Rusijos sienos, ta prasme, su Lietuva. Ten tikiuosi irgi kažkas nors tuls bus. Bandysiu, nežinau, čia pasiseks, nepasiseks kitaip nueiti. Jeigu įtariu, kad matot šitą video, šitą įrašą, tai turbūt pasisekė jau man, nes kitaip gal nebūčiau kėlęs. Na į ką, viskas, tada papasakojau. Viską atrodo, kur ruošiuos nueiti, o kaip čia bus, pamatysim. Tai ką, į kelią, pirmyn. Čia aš kiek suprantu, čia yra Būtingės vamzdis, tas Būtingės terminalo. Toks aprūdėjęs, nevykęs, žinau, kad čia turėtų būti po žemę pakas. Bet gal aš klystu iš tikrųjų, gal čia koks ten vamzdis, negali tai būti šiais laikais, tokiai taip levai padaryts jisai. O čia ateitum su kirvinu, kirstum, pasidarytum skylę. Gal nėra čia taip tikrai, nes nežinau. Kažkoks vamzdis čia buvo, žodžiu. O, čia dar vienas vamzdis.
Tas vamzdis jau biški giliau, bet tai gal išėjai buvo pakas kada nors, bet dabar išplovė jūrą. Nu, neaišku. Žygiuoju. Sekas pakol kas gerai. Viskas dėjau iki Šventosios upės. Dabar reik eit pro ten kažkur apeit ir man atsirast vėl va čia šitam krante, jeigu noriu normaliai, sąžiningai viską daryti. Tai plauk neplauksiu. Čia nieko nebūtų, jeigu būtum taip paprastai atėjęs su platkėm. Bet šiuo momentu su kuprinė nieko neišeis per plauktai. Reikia eit per aplinkui. Kažkaip nepastebėjau, labai greit atėjau. Tai žodžiu. Gerai, einu aplinkui. Pro Šventąją dar kažką nusipirksiu atsigerti. Šventoji praeita, aplankyta, viskas su juo tvarkoj, žmonių nelabai daug, aišku, vidury savaitės, antradienis. Suvalgiau dešrainį už 7,50. Nu, baisiai nenorėjau valgyti, tai taip, tik tai su užkandai sekantis maistą valgyms bus mano visokie sneksai arba Palangoj. Arba jeigu Palangos nedaeisiu, bus bomžpakiai, turbūt, nes turiu pasiėmęs. Baigiu apeit tą, nenoriu tenai prie jūros filmuoti, nes ten vėjas labai didelis bus. Tai viskas, einu, apeinu iki to pačio tašką, kur mačiaus prieš tai anoj pusėje upės ir toliau tęsiu pajūrio kelionę. Pirmyn! Buvau anam krante. Dabar jau šitam krante. Jau galiu ramiai dabar kažkaip pagalvojau, kad kažin tų upių daug da čia bus, o nedaug. Palangoj kažkoks upelis tikės. Kažkaip apie tai nepagalvojau prieš eidams. Matysim. Pasiekiau Palangą pagaliau. Nu, biški pavargau, galiu pasakyti. Ne tiek, kiek pavargau, bet kaip šonus, o čia nuspaudė man tie diržai šonų. Tai taip užsidedu iš antrą kartą, tai nebesinori dėtis nieko jau. Veda, kaip susifeilinau. Ten, prieki, tokie kioskeliai yra.
Ten pardavinėjai vandenį. Sakau, einu čia ant suoliuko pasėdėsiu, sakau, paskui grįždams nusipirksiu. Pasėdėjau, ateinu atgal, nebedirbu. Dabar reikia eiti už kilometrą turbūt į Aibės parduotuvę. Sakau, kad nesineščiau, 50 metrų grįžtant, sakau, bus lengviau. Nereikės neštis, normaliai. Dabar virinsiu iki Aibės, nes paskui man po tos parduotuvės ten, nežinau, kiek žiūrėjau, kiek Klaipėdos daugiau nebėra jokių parduotuvių šiaip tai. Tai geriau dabar, kad sunku, pakentėsiu. Bet dabar reiks grįžti vėl to pačiu keliu man, nes vėl iki jūros reikės drožti. Kitaip, mano plans tasai, ne plans, kaip jisai. Žodžiu, maršruts mano pasikeis ir, žodžiu, reikės grįžti atgal į tą su vandeniu. Gerai, nesvarbu. Reiks, tai reiks, einam pirmin. Atžygiavau į nakvynės vietą pagaliau. Jau be 29. Na, aišku, dar čia pagulėjau biškį. Vis labai buvau tikrai. Oi, tikrai, bet pavargau tikrai. Jau nemeluosiu, jau ant galo jau buvo sunku eiti. Tai da jau čia kitos vietos, kur praeitais metais, kai važiavau su dviračiu į Latviją, į Pajūrį, praktiškai panašioje vietoje nakvoju čia miške. Kur briedus buvau be naktį, man praeitais metais, gal šiais metais nebaups. Nu tai va, nuėjau, dabar negaliu pasakyti, užseivinau, bet internetą nėra nei vienam telefone, tai negaliu pasakyti kiek tiksliai. Bet šiaip, kai atėjau prieš seivindams, buvo 25 su kažkiek kilometrą. Nors laikrodis žingsniamatis rodo 45 000 žingsnių. Tai nežinau, rytoj, kai internetas bus, čia kažkur tai pažiūrėsiu, kiek ten iš tikrųjų buvo nueita tų kilometrų. Nes dabar nežinau, neįsivaizduoju iš visą ten, jeigu taip matuoti per Google Mapsus tą tiesią liniją, tai čia nesąmonė čia biški. Nes aš kiek į parduotuvės vaikščiau aplinkui pro upės, apeidinėjau, dar kažką tenai. Nu ir ką, viskas. Kažkoks šaltis pradėjo krėsti, vis tiek pervargau. Aišku, čia blogai padariau iš tikrųjų. Aš pats savo sakiau, kad nereik taip iškart pirmą dieną. Aš šiais metais iš viso niekur nejau, jokį žygį beveik. Nu nebeveikų iš viso nejau. Ir iš karto čia dabar per smėlį, per vėją ir... Nu nieko, rytoj pamatysim, kaip čia su mano sveikata bus, kaip aš eisiu, neįsiu, žinau. Nu eisiu turbūt vis tiek. Atsistatyti turėtų. Dabar reiktų pavalgyti, bet odai lės, tai nežinau, gal pirmą biškį pabūsiu bensarį kažkur susirasti, kad papurkšti ir tada gali pavalgyti kažką tai, nes kažkokį nuo medų privalgiau tik tais, o normalaus maistą nelabai virti nevirsit, nes odai puol, tai ką, viskas, turbūt eisiu mieguoti, tai ką, labanaktis iki rytojaus, žiūrėsim, kas rytoj bus, pamatysim. Odai. Gerai, labanaktis, iki. Labas rytas. Aš jau ant pliažo, išmiegojau gerai. Dabar pusryčiauju makaronus su vaizdu į Baltijos jūrą. Tai čia interneto ryšio nelabai irgi yra. Tai vakar biškį varčiau buvau nuėjęs jūros, biškį pasigavau, tai pasižiūrėjau, nuėjau 25 kilometrus. Ten su visokiais pavaikščiojimais aplinkui upės, ten aplink, kur gerbau nusė, nu, iš viso, karočią, 25 su biškiu. Nu, tai normaliai. Nu, žodžiu, kupriniai, kai nešu 14 kilogramų, nu, atrodo, nieką aš čia neturiu. Aišku, čia dabar išskleista drabužiai, čia dar kažkas. Bet tai čia miegmaišis viduj, tik tai tasai hamaks, keli drabužiukai, čia tuščia, čia iš viso nieko nėra. Nu aišku, va balions pusę kilogramo, powerbankai 2. Nu jo. Tai biškė, nežinau, ką čia palengvinta galėtų, galėčiau tik pusę kilogramo powerbanką vieną išmesdams. Bet paskui gale kelionės man gali pritrūktos elektros to powerbankų, tai aš nerizikuosiu. Tai ką, nei vandens net neturiu, va, lika litras, 1,5 litra vandens iki Klaipėdos daeidavo.
Nu, kažkur panašiai, nes daugiau parduotuvių čia gali nebus. Nu, bandysiu išgyventi. Ką, 10 valandų. Pavalgau ir išeisiu kokį 10:30 turbūt. Gerai. Kol net šalia valgau. Tai pasirodo, aš miegojau nudustų paplūdimy. Nu ką, žinau, nes rytą kai valgiau pusryčius, žiūriu, plikais konkolais, ten vienas maudos, kita moteris išeina ten. Nu ką, jūs čia pušį gaudot. Paskui pasirodo, žiūriu, kad ten nudustų paplūdimys ant Google Maps parodyts. Nu gerai, į Dakarą vakarą einu irgi. Žiūriu, moterų paplūdimys. Tai ką man dabar daryti, apeiti aplinkui? Kur tau, tai nieks neis. Pajūrys mus siek 5 metrai kaip ir ežerų. Yra visų, nei moterų, nei vyrų. Tai einu kiaurai, aš nežiūrėsiu. Įtariu, kad kur nors prie Klaipėdos irgi bus dabar tenai tas moterų koks nors paplūdimys. Gal ne viens. Žygiuosiu, nieką, aš nekreipiu dėmesį į nieką. Gerai. O čia jau man patinka labiau, čia nėra žmonių, jau man atrodo, čia dabar iki Klaipėdos gal taip ir bus ramu visai, o tokia ramybė man patinka. Todėl aš noriu kuo greičiau patekti tenai į Kuršių neriją, kur iš viso nebus žmonių. Pirmyn. Stojau biškį batus išsikratyti, nes kokius kelis kilometrus prikrent smėlę labai daug, labai nekomfortiškai, gali labai nutrinti turbūt tas smėlis. Tai kokią sieną radau gražią, tokia visa, jinai šlapia tokia. Įdomi. Visa tokia. Nuo lietaus turbūt jinai bėga vanduo. Šitą įdomesnę pamatai, tai kažkas įdomu, taip. Nes taip eini smėlis, akmenai. Šiaip dabar akmenų daug prasidėjo, pirmą buvo daugiau smėlė. Tai ką, nežinau kiek čia einu dabar, po 12:20. Nu, be mažai, valandos kapeikom. Bet jau antras iki batus krataus. Nes kol eini per šlapę, tai neprikrent, tik per sausą eini ir iš karto čia ant kojinių nukrent ir krent iš karto ir po kojiniam ir į batus ir paskui nemalonu labai eiti. Toks diskomfortėlis biški nedidelis per smėlį einant.
Einu žiūriu tenai. Kažkoks šlaitas toksai nemažas. Galvoju, kažkur neužilga ar dar toli, kažkur turėčiau prieiti Olando kepurę. Bet sakau, gal čia pafilmuosiu kažką. Ir sakau, gal kada reiks pasižiūrėti, kada to Olando kepurė bus. Reiks tada tenai kažką tai pažiūrėti. Gal tam bus labai aukšti tie kalnai, jau nemaži. Tai pasirodo, čia ir buvo Olando kepurė. Nu jo. O, vestuvės kažkas filmuojas. Aha. Iš tikrųjų, tai aš nesu čia buvęs niekada. Ta prasme, su mašina, nei su niekam atvažiavęs, man čia kažkaip tokia, nežinau, visi važiuodavo, to įspūdžio. Nu gal, kaip Lietuvoje, tai pakankamai normaliai. Šiaip tai, nu gražu, tikrai. Gal iš apačios nelabai, gal iš viršaus ten gražiau būtų pasižiūrėti. Bet nieko, būsiu pabuvęs. Atėjęs prie Olando kepurės kažko. Neblogai. Reikia dažniau žiūrėti žemėlapį, kur ant bus, nes kartais net neįsivaizduoju, prieinu pliažas kažkokių žmonių daug. Nežinau, ten miestelis ar kaimelis ar kas ten. Tai nežinau, kur da esu, da ten kažkur tai. Jeigu Olando kepurė, tai kažkur Klaipėda dar toli gražu. 10 kilometrų kažkur nuėjau šiandien, virš 10. Pasiekiau Klaipėdos molą. Iš dešinės pusės. Dabar čia neplauksiu tikrai per tą telkinį. Man reikia atsirasti dabar va tenai kažkur tai prie tų akmenų. Jeigu noriu pratęsti per Kuršių neriją kelionę. Dabar ką, biškį atsisėsiu, aš net bijau kuprinę nusiimti, kai nusiimsiu, aš nebenorėsiu jos užsidėti turbūt. Bet teks biškį pailsėti ir eisiu dabar per miestą iki prieplaukas, ten su keltu persikelsiu ir bandysiu kažkur ten tuose miškuose, nežinau kur aš ten kuriuose. Jeigu bus normalių medžių, jeigu nemažiau bus, tada reikės ten pernakvoti. Nu ką, einu per miestą, labai neįdomu per miestą bus eiti. Nu bet reikia, vandens nebeturiu vis tiek jau. Tai iki molą, kai nuėjau, buvo 18,7 km ir dabar man iki senosios Perkėlos, nu ne dabar, o kai buvau prie molą, buvo 5,7 km. Tada eisiu virš valandos laiką čia. Dažne kažką. Na ir dabar eisiu dar kažkur valandą laiko, jeigu nepasiklydau. Biškai reikia pasižiūrėti, kažką man tą bobą šneka. Nes čia galiu papulti, paskui aš į kokį nors tą terminalą netyčia. Aha, taip ir būtų buvę. Man reikia ten eiti kažkur. Ar ten. Kažkodėl tai. Nu jo. Čia tikimybė. Gerai, ką pagalvojau. Aš čia Klaipėdoj buvau su dviračiu įmynęs. Ten irgi neradau kelią išvažiuoti. Tai čia būčiau tas pats buvę, būčiau įvaręs turbūt, o kaip išeiti, eik savo. Gerai, geriau nerizikuoti, geriau dabar pasitikėti navigaciją. Ir pasiėmiau Google Mapsus, pasijungiau, o ne komutą, nes komuts ten gali kartais jisai man yra nuvedęs su tokius kur tvorą. Tai geriau pasitikėkim Google Mapsais ir einam. Nieka čia nestaupysiu tų kilometrų. Pasigrožėsiu pagaliau normalią gamtą, o ne tą jūrą biškai jau paboda, galiu pasakyti. 2 dienas eit palei pajūrio jau kažkaip jau pradėt biškį įkyrėti. Eik sutraiškius mašiną tave nuo kelio. Eik.
įkėliau į Kuršių neriją. Dabar belika man tik tais nueiti iki tenai, kur Klaipėdoj, kur tas praplaukims, žodžiu, jūrų vartai, kur yra jūros vartai, kad iki tos vietos, kur mačiau, kad aloj pusė Kuršių nerija, tai dabar į Klaipėdą daeisiu iki tenai ir tada eisiu pliažu vėl atgal. Tai ten 2,5 kilometrą kažkur tiera, tik tai nueisiu iki ten ir iš ten, kai jau būsiu, tada jau galvosiu, kur nakvoti, nes jau yra valandų be 27, nu jau normaliai. Tai va, nueinu ten ir tada ieškau medžių ir tada einu miegoti ir rytoj laukia nauja diena tam per pliažą eiti. Viskas. Baigiau šiandien kelionę. Jau kažkaip jau biškį, šiandien mažiau atrodo pavargau, 30 km nuėjau. Tai va, suradau tokią večikę tarp pušelių čia. Aišku, tarp tų pušų yra blogai dėl to, kad kiaurai jas vėjas koši. Geriau kiem lapučių miške, kur krūmynus, pro krūmynus nepraein, bet dabar atrodo nėra vėja, tai gal nebus. Tai va, susirašiau. Čia įsidėliau daiktus, kaip tik galvoju, kad viską raščiau. Tai va, trumpai papasakojau. Košė, to 14 kg košė prisidėjau, aš net pats neįsivaizduoju. Nu čia, šilti apatiniai su kojiniam nakčiai. Nesver daug merino vilnos. Čia irgi merino vilnos maikė, kur namus važiuosiu, kad nesmirdėtų prakaitų. Čia ilgom rankovėm irgi. Pukelis, Čia tie visi, gal kilograms. Maksimum. Tas čiainiks mano, virdulys, kiek jisai svers? Kilograms. Dešų aš tokių neskaičiuoju. Va, tas daug, bereikala šį, nuo lietaus. Jisai labai geras, bet daug sveria. Tokioj kelioniai turbūt jisai nelabai koks. Geriau būtų kažkokia imtis lengvesnė. Čia, ko čia da įkišta? Batareikas kažkokias. Ai, droną, tas joysticks. Tas va daug sver, šiaip tai tarps, tam uždengti nuo lietaus hamakui. Gerai, o ten kilograms miegmaišis, kilograms. Ar kilograms 100, kiek iš čia sver, nedaug. Aišku, 3 vandenis dabar sverim, bet ne visada aš jos nešu tiek daug. Čia vaistinėlė visokių babakų, bet irgi, 0,5 kilogramo. Gerai, powerbankai. 600, telefonai 3. 2 kilogramai, čia dada dėjus visus tuos, čia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hamaks ir kuprinė pati. Kiek jinai svers, 2,5 kažkur kilogramą. Vis tiek aš tų 14 niekaip nesuskaičiuoju, nežinau, iš kur jie tenai yra. Kaip aš svėriaus, aš grįšiu namo, da persisversiu tą sykį. Pats pasisversiu da su kuprinė, nes, blemba man kažkaip įtartinai čia. Gal aš kažką fantazuoju. Gal ne. Tai va, biški vilkti yra ką. Gerai. Įda svarbiausia, kas yra blogiausiai, kad vandenį visą laiką ant vakarą man reikia kažkur prisirūpinti, dabar eiti tokį kelią, parsitemti vakarą, kai jau pavargęs esu. Tai va, nužygiau 30, sakau, kilometrų, tai maršrutas toksai, kad reikėjo ten pro Klaipėdą apeiti, aplinkui ratą, pro tą kanalą, laivų vartus. Va. Ir viskas. Jau da biškai į priekį čia, nežinau, gal kilometrą, gal 2. Pajūriu ir grįšiu tą patį kelią ir toliau tęsiu link Nidos. Tik tai čia ramesnė bus, paplūdimiai bus fainiau, man atrodo, eiti. Ką, viskas, einu, turbūt nusiprausiu
iki jūros, nes šitą kelias nebetolė, tai kitą kelią nušiaušiu čia ir laiptai yra da, tais laiptais, jeigu netingėsiu. Nu, dabar, kada netingiu, tai da, kol netingiu, reikia greitai ruoštis ir eiti. Aišku, kavą be reikalo pasiėmiau, nes tos kavos noriu iš tikrųjų, nes ką kava daro, jinai labai iš organizmo skysčius šalin, o man skysčių labai yra vartoti, labai, tai yra pirkti ir nešti labai sunku, geriau man tos kavos iš vis negeri. Ir cukrų mus tiek išpilsiu pusę, nes tikrai nesunaudosiu be reikalas svoris, da kelis gramus. Nu, tas neišgelbės. Gerai, viskas. Turbūt, kad viskas, labanaktis, eisiu miegoti iki rytojaus, rytoj jau per Kuršių neriją tęsiu savo kelionę per pajūrių. Tai va, iki labanaktis. Labas rytas, trečią kelionės dieną, 9:30 rytą iškeliauju per Kuršių neriją dabar jau. Gražus orelis, pranešė 25, tai bus labai normaliai, man atrodo. Ką, pirmyn, kelią. Čia prie išėjimą į jūrą, sakau, pasidarysiu selfie, tokia nuotraukykė nebloga. Ne, tai aišku, ten kažkoks plikščius, turiu pliką subinę maudytis ir man turi visą gadinti mano vaizdą. Dabar eisiu kažkur kitur ieškoti vietos. Ne, bet vien žmogų, per čia kokius, nežinau, mums jeigu 2 kilometrus nieko nėra, bet būtinai toje vietoje turi kažkoks viens plikas subinę maudytis. Jūs turbūt juokaujat. Ten vat, kas kokį, nežinau, kas 100-200 metrų po žmogus. Ir taip visi su dviračiais tokie atskalūnai turbūt, po ten Daviensai. Ir paskui Daviens su dviračiu nuvažiavo. Irgi, aš jau sakau, vat už to paskutinio žmogaus jau atsistosiu kažkur, pailsėsiu. Bet ne, o tas, kur su dviračiu, jis da už 300 metrų nuvažiavo. Dabar aš eisiu už juo dar. Tokie, nu nėra vietos, atrodo negyvenama žemė, čia nėra kaip prieiti nieką, bet sugebs dviračiais atvažiuoti vis tiek. Geras, nuo žodžių. Nesvarbu, gerai, čia sėsti aš pavalgyti, man nesvarbu, bet aš taip norėjau. Eit, sakau, nebeliks iš viso vienos gyvos dvasios. Na gerai, praeisim dar pusę kilometrą toliau ar kilometrą. Jeigu dar nepravažiuosiu kiek 5 su dviračiais pro šalį. Na jau 10 kilometrų jau, atsisėdau biškę pailsėti. Tai
Pavalgysiu. Paskutinį bomžpakį suvalgysiu, kur turiu. Išsiviriau čia ant jūros. Tai suvalgysiu paskutinį bomžpakį ir reikės nusiskust barzdą biškį, nes jau nuo tų bomžpakių jau apžėliau pats kaip bomžas pradėjau darytis. Apsiskusiu biškį, nes dieną kažkaip faina, vakarė nebesinori, nebeturiu jėgų į norą, o rytą irgi nesinori, dabar laiką turiu, šiltą savo. Tai ką, perkandu, dešrikės, makaroniukų ir ką, ir eisiu toliau bandysiu. Oi, čia iš niekur, važiuoju kažkur, žmonės. Nėra, nei gyvenviečių, nieko, visi kažkur vara, viens už kitą toliau, kad tik po vienatvėj galėtų plikais konkolais pabūti. Nu jo, gerai, valgom ir einam, žygiuojam. Prisipyliau makaronų, dešrą su bulkai, smėlį įmečiau. Dabar tarp dantų viskas giršt. Aš nekenčiu smėlį valgyti, nekenčiu. Aš nekenčiu su dviračiu per smėlį važiuoti, nes lenciuks pradeda traškėti. Įvalgyti, dabar pilna dantį smėlę. Žiauriai. Čia yra lankytina vieta, sudužęs laivas kažkoks tai. Nežinau, ką čia lankyti griuvėsius, bet, nu, jeigu įdomi vieta, tai įdomi, aišku. Nu, sakykim, nelankytina ten vieta. Prašiausiai pažymėts Google Mapsuose, kad yra sudužęs laivas. Gali gerai, kad pažymėta. Na, jau 19 kilometrų. Dabar jau iki Juodkrantės. Galėčiau nesukti tenai iki pat Juodkrantės vieną pusę. Bet vien vandens gal čia kažkur gaučiau nusipirkti. Bet pavalgyti kažką dar norėčiau nusipirkti irgi. Nes vien bomžpakiu jūs nebūsiu, dar ten su dešra, su smėliu visokiu, tai ten kažką dabar pavalgyti, tada įsidėti ir dar vandens. 1,8 km iki parduotuvės, pirmyn, atgal turiu grįžti tą patį prie jūros, tą patį tašką, kur baigiau. Čia prie gelbėjimo stoties turbūt, ar ten restoranas, kažkas, ta prasme, nelabai iš ten supratau. Tai nueis 1,8, pareis 1,8, nu, čia 4 kilometrai. Na ir paskui eisiu pajūriu iki Naglio, koks ten. Paskui papasakosiu. Dabar einu pradžioje iki parduotuvės pasistiprinti. Blyn, į tą keliuką grįžtant nusukau. Ai, dabar reikia. Gerai, kada pastebėjau čia, tai būčiau dar toliau nutolęs. Tai dabar va, man reikia grįžti į tą pačią liniją raudoną. Va, kur buvau, nuo jūros, kur palikau. Tai dabar einu per miškiuką. Eik tu savo. Liktai į dačią toks kalnas, į kalną užlipti, nulipti, nusipirkau, vėl įlipti, nulipti. Eina peklam. Gerai. Žygiuojam, neveik protelis, kojas tada labai gerai veikia. Nuėjau 25 kilometrus. Labai esmė tokia, jau dabar yra
Kiek čia yra? Bet 27. Dabar prasideda Naglių gamtinis rezervatas. Čia dabar lankytis draudžiama toj zonai visoj. Nuo Baltijos jūros iki pat Kuršių marių. Po miškus visus, po tuos yra takeliai, dviračių taks, nei iš jo neišlyst, viską. Ir aš galvojau, kad paplūdimių negali iš tikrųjų. Kažkaip tai prieš tai skaičiau, atrodo, kad negali. Dabar aš šiandien paskaitau Google'ai, kad tipo gali paplūdimių eiti. Gerai, bet aš nebeeisiu, nes vis tiek čia virš 10 km bus kelią. Aš jau tikrai tiek nebenoriu beiti šiandien. Ir jeigu aš norėsiu vidury sustoti, aš negaliu niekur į kopą įlyst, pernakvoti. Nei ant pliažo negaliu miegoti, nei kopose miegoti, žodžiu, niekur negaliu miegoti. Tai geriau tada aš būnu šitoj pusėj to rezervato. Kažkur va ten pušynuose ar kur nors įsikursiu. Ir pratęsiu kelionę rytoj tada. Tai labai gerai, kad pajūriu galėsiu eiti, aš galvoju, kad negalėsiu. Tai puiku tada. Na ir viskas tada. Einu ieškoti nakvynės vietos tada. Vėl plikom siuvinėm vaikštą visą aplinkui. Gerai, nu ir viskas, nakvynės vietas ieškau ir eisiu pliką subinį aš čia tada maudytis tada vakare. Gerai. Labas rytas iš 4 kelionės dienos pagal Baltijos jūros pakrantę. Tai vakar, sakiau, nesakiau, nebeprisimenu. Nuėjau 25 ten su kažkiek kilometrų su biškiu. Tai šiandien dabar kas man grėsia. Šiandien man reikia nueiti iki sienos su Kaliningradas rytim. Kažkur man reikia nueiti apie 30 km dar. Tai esmė tokia, kad nueičiau, jokių problemų. Čia dėl nuovargio nieko baisaus. Bet nuo to ėjimo taip kreivai. Tai viena koja aukščiau, kita žemiau visą laiką į pakrantę. Taip, nu pakrantė tik su nuolydžiu yra tokia. Nu ir kai tiesiai einu, tai neskauda man kojas. O kai einu, man pradėjo keliens va čia skaudėti. Jau vakar visą dieną šiaip tai skaudėjo. Šiandien dar labiau. Gal išsivaikščius, tikiuosi. Tai dabar 2 variantai yra. Šiandien paskutinė va tokia graži diena, kur saulė šviečia, kur jokia debesiuka. Ir toj liūtį praneš 7 mm į valandą, keliom valandom netgi, tai tenai bus liūtis. Nu tai va, tai jeigu aš šiandien nužygiuoju tą 30 km, kažkiek grįžti atgal reikės, nes ten yra vėl rezervatas kažkoks. Ir jeigu aš nueinu šiandien, grįžtu kažkiek, tai rytoj važiuoju namo. Tikėtina, jeigu bus autobusai. O jeigu aš nedaeinu šiandien, kažkur daeinu iki Nidos ar kažkur tai, tada pasistatau hamaką, užsidedu stogą ir būnu rytoj, nežinau, per lietų, per tokią liūtę aš tikrai nežygiuosiu čia, nes visas šlaps būsiu, kažkur aš paskui toks autobusai lipsiu. Per šlapės, tai tada pernakvoju kažkur tenai, rytoj prabūnu dieną hamake ir tada dažygiuoju sekmadienį. Man labiau patiktų pirms variantas, jeigu man išeitų dažygiuoti šiandien tą 30 km. Ir kažkaip tai pavyktų. Nu va, gal prasivaikščiosiu, gal viskas bus gerai. Nu šiandien išėjau biškį anksčiau, po 9 biškį, tai gal ilgesnė diena bus, tai gal nueisiu. Nu, pamatysim tuos dienos eigoj pamatysim. Gerai, sustojau prie kažkokios bačkoščių.
Tai va tam Naglių rezervate. Dabar nebegaliu į kopas palipti niekur, viskas, tik tais pajūriu einu į viską. 10 km rezervatą. Ir tada jau vėl į žmonės. Gal aš prieš tai be reikalą išsišaipiau iš to sudužusio laivą, kur tenai kažkada buvau matęs. Čia vienas yra sudužęs laivas. Nes kai eini pakrantę, į nieką daugiau nematai išskyrus jūrą po dešinę ir smėlį po kairę. Tai va tokias kažkokias nuolaužas, tokie biški suteik, biški tokia įdomumą kažkokia. Čia aišku galėtų įsida visas būti išlikęs, koks nors būtų įdomiau pasikarsti. O čia jau baig suėsti visai. Pažiūrėjau, čia nei rūšių įvaičių. Nu, taip jau visai prarudijęs. Čia jau biški baugiai būtų lipti. Nu gerai, gal nerizikuokim. Da koja išsilaušio, da ką nors pasidarys. Jau senokai čia turbūt guli. Jau nuėjau 9,5 kilometrą. Čia buvo patys fainiausi 9,5 kilometrą per visą kelionę, nes nesutikau nei vieno žmogaus. Ėjau apšė ramiai. Ir dabar matau, jau prasideda žmonės, vėl pliažai. Čia man atrodo, bijau sumeluoti, bet atrodo gal Pervalka, čia tas miestelis, kaimelis pirms. Nu ką, viskas gerai atrodo, viskas normaliai kol kas. Vidutinis 4,7. Tai dabar pats lėčiausias per visas tas dienas, kai tai jau. Pirmą dieną buvo 5,3, antrą 4,9, vakar 4,8, šiandien kol kas 4,7. Jo. Bet nieko, jau 10 km nuėjau. Dar 20 liko. 14 km nužygiavau, dabar pusę 2. Vandens 1 litrą jau išgėriau. Bet taip taupydams gėriu, dar litrą turiu. Aš tikiuosi, kad Nidoj man nereikės į pačią Nidą eiti. Kad bus kažkur prie jūros, koks nors bariuks, tada kažkas, kad nusipirčiau atsigerti, eičiau tiesiai iki tenai. Kad nereiktų man, jeigu aš nueisiu vėl iki Nidos, vėl atgal, tai ten dar valandą sugaišiu. Tai bus labai toli. Tikėkimės geriausia. Pasėdžiu biški 10 minučių, 15, nežinau kiek, atsigeriu ir einu toliau žygiuoju. Šiandien vėja jokia, šilta, gera. Toks oras man patinka. Čia greičiausiai trečias sudužęs laivas, kiek suprantu. Tai per visą tą, kiek praėjau, 3 laivai iš viso buvo. Čia trečias. Viskas puiku, radau kavinę. Čia Nidos Miltinės plens. Kažkur tik. Na į ką nusipirkau limonadų atsigerti porą. Dabar išgersiu ir vandens 1,5 litrą. Galėsiu tęsti kelionę neužsukdams į Nidą iki pat sienos. Labai gerai, puiku.
Tai čia Neringos miestelis pasirodo buvo, nu ne, dar ne čia buvo, bet jeigu eičiau iki Kuršių marių. Čia Neringa, nu tai dar iki Nidos yra man biškį kelią. Jau kažkur tarp dviejų Nidos paplūdimių randuos. Ten daug žmonių anoj pusėj ir anoj pusėj vėl daug žmonių. Na tai dar man kokie 600 kilometrai iki tos sienos. Na nieko. Jau tikrai nebedaug. Kai kam prie televizorių, kur žiūri, tai iš viso 2 minutės ir 10 kilometrų pakti. Man 10 kilometrų čik ne 3 valandas. Ai, gerai. Žygiuoju. Oi. Tik čia labai jau tas paplūdimys toksai nemalonus tas smėlis toks birus, toksai nebekiets. Jau nebėra tokia. Visada ant galo kažkas turi būti, kokie nors sunkumai išlysti. Viskas, pasiekiau tašką, iki kurio daugiau nebegaliu eiti, nes tik tais su išduotu leidimu galima praeiti toliau, o aš leidimą jokią neturiu, valstybės sienos apsaugos zona. Viskas, leidimą neprašysiu, ką man išduotų, užteks iki čia nueiti, nu ten liko dar. Kito bokštelę dar ir ten jau siena, viskas. Nu, skaitykim, kaip nuėjau, viskas. 27 su kažkiek kilometrų, dabar blemba sunku pasakyti, pakabinsiu čia kur nors. Kiek nuėjau. Ir ką, viskas, einu dabar atgal. Čia vėl kažkoks yra rezervacija, negali vaikščioti. Einu atgal iki Nidos, dar išsimaudysiu prieš tai jūrai kažkur tai. Pasikeisiu maikę, nes jau 4 dienos tą pačią einu, kažkaip jau mus siek ne kažką būtų į miestą eiti ar ten į autobusą lipti jau. Na ir bandysiu kažkaip gautis iki namų. Da paskui ten kažkur gal da visas pasakysiu, kiek iš viso čia gavos man kilometrų. Ir da kaip gal seksis grįžti, kaip nesiseks, nežinau. Nu, žodžiu, da mėgosiu vis tiek hamake kažkur, tai dar papasakosiu dar. Ir čia viskas. Labas rytas. Jau kitos dienos rytas atėjo. Jau kelionė mano vakar pasibaigė. Bet sakiau, papasakosiu, kaip man sekės. Tai iš viso nuėjau 110 km, nors mūsų Lietuvos pajūrio siena pasak Google tai yra 90 km. Nu, su mano pasivaikščiojimais aplinkui Klaipėdą, aplink Šventąją, su į parduotuvės nuėjimais įgavos 110 km. Vidutinis greitis gavos gan normalus, galim pasakyti, 4,9 per tas visas dienas vidurkis, tai kaip per smėlį, tai visai normaliai. Na ir viskas, išmegojau čia Nidoj miškelį tokiam, parkelį kažkaip. Nu. Ir jau lyja, jau biškis užlapino žolę be reikalo, nu, bet praneš normalų lietų, tai lis labai gerai. Ar patiko man tas kelionė, nežinau, taip tokia nuobodoka, galim sakyti, per tą jūrą eiti. Antrą kartą nebenorėčiau jokių paplūdimių eiti. Geriau miškų, smagiau, kažkokiu tokiu eiti toliau, čia tikrai būtų smagiau keliauti kažkokiais miškais, laukais. Pajūriu toksai, gal pusdienį pirmą įdomiausiai buvo, paskui jau atsibos. Tai tikrai nebeeičiau antrą kartą jokiais paplūdimiais jau. O šiaip tai visai nieko. Toksai patirtis nebloga tokia. Nuėjau, praėjau, nesvajojau daug metų, buvau galvojęs kažkaip. Tai vis tiek reikėjo kažkada praeiti, išbandyti savo kailių. Nu, išbandžiau, viskas pavyko, gerai, viskas. Iki kitų kelionių tada. Sekanti gal dviračių bus, žiūrėsim. Gerai, iki.